Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Lietuvos televizijos žiūrovai. Su jumis Viktorina Gamtos kodas. Laida, kuri pakvies jūs apsilankyti ten, kur mitai ir legendos darniai susilieja su gamta ir buvusiomis sovietų karo bazėmis. Įvairi ta mūsų Lietuva. Mūsų Viktorinoje, kai tradiciškai varžosi 3 dalyviai, atsakinėdami klausimus apie gamtą ir ekologiją. Šį kartą mes aplankysime vieną unikaliausių ir įdomiausių Lietuvos vietų – Žemaitijos nacionalinį parką. Taigi, sveikinu visus susirinkusius studijoje, laba diena, pradedame mūsų žaidimą ir pirmiausia pakviesime 2 žmonės prie pultų, tačiau tam, kad jūs čia atsistotumėte, teks atsakyti į turbūt gana paprastus klausimus tiems, kurie domisi gamta ir ekologija. Kas pirmasis teisingai atsakys ir greičiausiai be abejo pakels ranką, tas ir taps pirmuoju žaidimo dalyviu. Pirmas klausimas, koks Žemaitijos nacionalinio parko ežeras ir pats didžiausias? Turbūt ta ranka buvo pirmoji. Taip, jūsų versija? Platelių ežeras. Platelių ežeras. Teisingai, prašau stoti prie pulto. Labai malonu, kad ne tik atsakymas teisingas, bet ir teisingai sukirčiuota, nes tai yra labai sudėtinga. Kartais kai kurie pavadinimai yra labai iš tikrųjų sudėtingi. Taigi, Plateliai, atsakymas teisingas, tai didžiausias ir giliausias ežeras Žemaitijoje. Be jo, šiame nacionalinėme parke yra dar 25 mažesni ežerai. Antrasis dalyvis, antrasis kandidatas, antrasis atrankinis klausimas. Kokiuose 2 rajonuose yra Žemaitijos nacionalinis parkas? Sunkesnis klausimas, kaip matau, ar ne? Niekas nedrįsta rizikuoti, kas norėtų pabandyti. Kokiuose 2 rajonuose yra Žemaitijos nacionalinis parkas? Vienas yra drąsuolis, galbūt jo atsakymas bus ir teisingas. Taip, klausau Bandysiu jūsų. spėti Plungės ir Tauragės. Telšių ir Tauragės. Ne visai, ne, bet bandymas neblogas. 50% teisingo atsakymo. Kuris tas 50% jūs turėsite atspėti? Ar yra dar norinčių? Kokie ten rajonai toje vietoje, Žemaitijoje, šalia jos? Kas nori žaisti? Kas nori laimėti fotoaparatą? Palengvinsim jums užduotį. Plungė yra teisingas atsakymo dalis, o koks yra antrasis rajonas? Pakelsite ranką, prašau. Ne? Taip, pagaliau turime vieną išdrįsusį atsakyti. Prašau jūsų versiją. Skuodo rajonas, teisingai, prašome. Už drąsą iškart 10 taškų gaunate, prašom. Gerai? Iš tiesų, didžioji Žemaitijos nacionalinio parko dalis yra Plungės, o mažesnioji Skuodo rajone. O dabar trečias žaidėjas, kuris jau, manau, nerimauja ir tuoj pasirodys, tai yra žinomas žmogus be abejo, tradiciškai, dainininkė, dainų autorė, o taip pat rašytoja, žurnalistė ir aktorė Rūta Lukoševičiūtė. Turime jau 3 žaidėjus, vieną veidą matau pažįstamą, nuo jo ir pradėsime, kas jūs toks, ką veikėte ir kodėl taip mėgstate žaisti. Jurijus, biologas specialybė, Vilniaus universitetas, 2 kursas. Manau, jeigu tas žaidimas dar tęstus ir kokią kitą sezoną būtų vien profesionalai tikriausiai, biologai, gamtininkai, ar ne? Geografai. Kaip sekėsi praeitą kartą? Gerai. Pavyko laimėti ką nors? Pavyko. Nu va. Lyderis jo, ne? Taip, jūs ko vardu, ką veikėte? Vyra ir jo pensijoje. Jau pensijoje. Irgi biologė. Biologė. O iš kur gal iš Žemaitijos? Iš Žemaitijos. Tai va, žinojote, kodėl koks ten rajonas yra vienas iš 2, kuriame įsidėsė Žemaitijos nacionalinis parkas. O Rūta, ar iš Žemaitijos? Iš Aukštaitijos. Iš Aukštaitijos. Tai geriau būtų Aukštaitijos nacionalinio parko, ar ne? Tematika. Na taip, būčiau pasidžiaugus nors kiek.
O klausimas šiek tiek ne apie gamtą. Iš tų daugybės profesijų, kuri yra mieliausia arba kur geriausiai save realizuoji, pavyzdžiui? Na, iš tiesų, jeigu taip kalbėti apie profesijas, tai galbūt dabar visiems labai bus keista, bet pati pirmoji mano profesija yra turizmo administravimas. Ir aš dirbau kelionių agentūroje iki tol, kol tapau žinomas veidas, sakykim taip. Tai va tai dabar, bet čia tai buvo prieš kokius 12 metų. Tai žinios, užmiršta, kas to Lietuvoje, bet kai kas netaip dažnai keičiasi, kaip turbūt parkai, kokie nors ar ne. Tai na, žinot, žiūrint, kokios srity dirbi. Jeigu išvažiuojamajame turizme, tai labiau pažįsti Turkiją negu Lietuvą. O čia Lietuvoje teko daugiau? Viską, žinokit, dariau. Kai esi jaunas, tai stengiasi apriepti. Dabar dar visai nieko, manau, kad. Ačiū, be žydėjai. Dėkui, Rolandai. Puiku, turbūt netrukus mes pradėsime žaidimą. Matau, kad visi žmonės yra daugiau ar mažiau susiję su biologija, su gamta, galbūt su tais gyvūnais, augalais, apie kuriuos kažką reikės atsakyti. O kol jūs pasiruošite, patikrinsite, kaip veikia mygtukai, mes norime pakviesti jūs pažiūrėti irgi tradiciškai mūsų kolegų parengtą reportažą. Žemaičiai visais laikais skyrė save nuo likusių tautiečių ir dabar jie turi savo vėliavą, pasą, o tūlas lietuvis nuo Dzūkijos ar Aukštaitijos nelabai ir supranta žemaitišką šneką. Prieš daug metų jau žmonės nebeatsimena, katras čia laikas tas buvo, bet ten, kur dabar ir Platelių ežeras, buvo puikiausias daubas, kur buvo didelė geras peilas. Nu tai žmonės eina vasarą, ten pjovė, griebė, šeinelį, vežė. Ir atplaukė iš kažin kur, nuo tienų pos dideliausias jauds debesys. Ir uns te purduliau, niekur nenorėdams trauktis. Po biškį pradėjo lyti, vis smarkin. Ir eina moteriškas įstojas, paveizėjus į ton debesys, saka, nu Platelyn. Ir tas debesys nusileidys į ton šmuot, kur buvo puikis tos peivas. Mat ta moteriškas spėjus tuo pavadinėm debesiais. Šiaurės vakarų Lietuvoje beveik 22 000 hektarų plote besidriekiančiame Žemaitijos nacionalinėme parke gamtos paveldo objektai ir kultūros vertybės skaičiuojamos dešimtimis. Aišku, pagrindinis akcentas yra Platelių ežeras. Tuo labiau, kad dabar mokslininkai atrado, kad jis ežeras jau buvo iki netgi prieš paskutinę apledėjimą. Tai praktiškai seniausias ežeras Lietuvoje, sakykime, galbūt savo kilmę ir. Maždaug pusę nacionalinio parko teritorijos nukloja miškai. Juose mokslininkai jau nustatė daugiau nei 1000 augalų ir 2 tiek gyvūnų rūšių. Ir išrankiausius turistus žemaičiai sako, turi kuo nustebinti. Nu, mes turim, pavyzdžiui, Pilies saloj, kuri yra ežere. Ir ten yra archeologinis paminklas, kartumas, kaip ekosistemą saugom, auga toks baravykas, kuris turi žvynus ir turi sijonėlį. Tai žvynuotasis baravykas arba žvynbaravykis. Lietuvo nebuvo rastas, nors Švedijoje, Latvijoje jau buvo rastas, o ten didelė populiacija. Pirmiausia, mes vedam į tas gamtinis vertybės, kur yra ta didžiausia biologinė įvairovė. Tai reiškia, turim tam tikras buveinės, juose įrengta ir pažintinė taka. Tai ir Paplatėlis pažintinis takas labai įspūdingas, ten pamatysi ir vandens gyvūnus. Ir jeigu atsisėsi to stebėjimo aikštelėje, tai tada tikrai reikia netriukšmauti, pamatysi ir nendrinės lingės, išgirs baublius. Tiesa, žemaičiai ne visas parko miškų paslaptis demonstruoja turistams. Nu, iš paukščių tai jūrinis erelis jau apie 90 lizdaviečių į Respublikų. Mes vieną turim tą erelį rėksnių lizdą, turim juodgandrių, bet nenorim gyventojam rodyti, nes tai toks ir paslaptingas. Ir turim, storiausią Lietuvoje eglę, kuri čia irgi tuos miškus ir tai ir plokščių eglė, apimtis ir beveik 5 metrą. Tai irgi labai įspūdingai. Galvojam, kad jie ir virš 250 metų. Niekas Lietuvoje išskyrus žemaičius negalėtų pasigirti nacionalinio parko teritorijoje turintys net 2 kryžiaus kančios kelius. Turim patį seniausią Lietuvo kryžiaus kelią, tai ir Žemaičių Kalvarijos Kristaus kančios kelias su 19 koplyčių, katras yra pastatyts 1639 metais Domininkonų vienuolių ir katras niekuomet nebuvo uždaryts, po šią dieną tebgyvau.
Buvo antrasis Kristaus kančios kels, buvo pastatytas Beržorį, daugiau kaip šimtmečių vėliau, 1759-60 metais, unsi mažesnis, unsi jau parapijais lygi, 14 Kristaus kančios kelių koplyčių ir anun pastatė parapijiečiai. Kraštiečiai didžiuojasi ir nagingais medžio drožėjais. Žemaitijos nacionalinėme parke ir jo apsauginėje zonoje gyvena ir kuria 10 meistrų. Kad visų Lietuvų žmonės nagingi, tų medį graužik turėjom nemažą, ale mūsų krašti, va čia plotelių krašti, įrinki netoliai paėmus ir net 10 medį graužikų, ką pašams vadinu. Katrai daro skulptūrėlis, kaukės, kryžius ir visus kitus gražius daiktus. Padavimus ir legendas liudijančio retas gyvūnų rūšis augančio ir tradicijas puoselėjančio nacionalinio parko teritorijoje netrukus bus atidarytas dar vienas turistų traukos objektas – priešraketinė bazė. Žemaičiai didžiuojasi šiuo kuriozu ir pasiektų įspūdingų trapios gamtos ir karinio palikimo kontrastu. Baiginėjom kaip tik įrengti muziejų šaltojo karo, kad lankytojai ir ateitiems kartoms parodyti, reiškia, koks žmogaus beprotybė buvo, kiek pinigų įdėta tokiam dalykui, kuris nekuria, o griauna. Parkas saugo didžiausią Žemaitijoje ežeringą miškingą gamtinį kompleksą. Tik čia galima savo akimis pamatyti, kaip dirbamos tradicinės užgavėnių kaukės, dalyvauti savaitę trunkančiuose Kalvarijos atlaiduose, paklaidžioti gūdžiais eglynais, kur dar gyvena vilkai ir lūšys. Mes nemokam labai girtis, nemokam reklamuotis galbūt savęs, bet stebisi, ta žaluma, kad ir ispanai atvažiuoja, jie nesupranta, kokią žalią šalį turim. Ir objektus mums irgi paprastas čia šalia ir gamtos takas. Mums atrodo, nėra ką žiūrėti, bet pravedi atvažiavusius užsieniečius aikčioje. Jiem iš tikrųjų daugiau reikia save girti mums. Mygtukai turbūt veikia, ne? Pasižiūrėkite, nes kartais lemia sekundės ir akimirkos dalys. Turbūt žinote, bet taisyklės dar dėl jūsų pikto priminsiu, kad kas pirmasis paspaudžia mygtuką, turi teisę atsakyti klausimą. Jeigu nereikia 3 atsakymo variantų, jūs pelnote 100 taškų. Jeigu reikia 3 variantų, tada 50 taškų. Paskutinis super turo klausimas yra vertas 200 taškų. Taisyklės tos pačios. Ir jeigu į vieną klausimą mėginote atsakyti, bet neatspėjote, tai teks jau laukti kito klausimo. Turbūt viskas labai paprasta, ne? Lemia reakcija ir kartais žinios, o kartais ir laimė arba intuicija. Viskas lemia. Puiku, pirmasis klausimas. Kelintas pagal plotą tarp 5 nacionalinių parkų Lietuvoje yra Žemaitijos nacionalinis parkas? Taip, Trečias. Neteisingas atsakymas, bet Elvyra norėjau pasakyti, kad jeigu norite atsakinėti, prieš tai turite paspausti mygtuką ir užfiksuoti savo teisę į atsakymą. Gerai? Tai Jurijus buvo neteisus, jūs paspaudėte antroji, 4 teisingas atsakymas. Taip. Atsakymas teisingas. Už Žemaitijos nacionalinį parką didesni yra Dzūkijos, Aukštaitijos ir Kuršių nerijos nacionaliniai parkai, o mažesnis yra tik vienas, tik Trakų istorinis nacionalinis parkas. Gera pradžia, pusė darbo. Tęsime žaidimą. Platelių ežere gyvena 2 žuvų rūšys, užsilikusios dar nuo ledynmečio. Ar žinojote apie tai? Kokios nereiklios žuvis, kokios tingi evoliucionuoti. Viena rūšis yra seliava, o kokia yra kita? Turbūt reikės 3 variantų, iš akių matau. Pirmas variantas – ežerinė stinta, B – paprastoji raudė ir C – ežerinis sykas. Jurijus? Sykas. Sykas, teisingas atsakymas. Taip. Jūs nepaspaudėte. Reikia spausti. Reikia drąsiai spausti. Tai ežerinis sykas, atsakymas teisingas, Lietuvos raudonosios knygos rūšis, gyvenanti vienintelėme Platelių ežere, kurių priskaičiuojama netgi 14 000, matyt, narai skaičiavo. Kitas klausimas. Kokią sukaktį šiemet švenčia Žemaitijos nacionalinis parkas? Kas spaudžia mygtuką? 20 metų. Na, tikrai taip? Tai atsakymas toks, ne? Taip. 20 metų, teisingai. Buvo 3 variantai – 10, 20 arba 30 metų. Žemaitijos nacionalinis parkas įkurtas 1991 metais, o jei tiksliau, tų metų balandžio 23 dieną. Na, dabar jau
Kaip tik turėtų būti Rūtai klausimas, kadangi klausime apie rašytojas, moteris rašytojas. Kokios rašytojas memorialinį... Netęsti? Sofijos Tiesanakhauzaitės Šuozelgofija. Kieno? Sofijos Tiesanakhauzaitės Šuozelgofija. Nežinau tokio. Paskutinis, koks žodis paskutinis? Šuozelgofija. Gofija. Čia kažkokia užsienietė, ar ne? Ir kas tai turėtų būti? Kodėl tą pavardę pasakei? Sofija Tiesanakhauzaitė yra pirmoji Lietuvos moteris rašytoja, rašėsi istorinius romanus ir jos vyras Šuozelis Gofija gyvenas Plateliuose. Bet va kaip yra blogai, kada žmonės neišklauso klausimo iki galo ir praranda teisę atsakyti, nes klausimas ne visai toks. O atsakymas galbūt labai būtų įspūdingas, bet reiktų priderinti klausimą prie jo. Tikrasis klausimas skamba štai taip. Kokios rašytojos memorialinį muziejų galima rasti Žemaitijos nacionalinėme parke? Židikuose yra. Kino? Židikuose yra. Bet kokios rašytojos? Palaukit. Ir ne Židikuose. Ne Židikuose, tai neatspėjau. Tai kaip? Ne? Kokia rašytoja jums atėjo į galvą? Kokia rašytoja? 3 variantus gal galime. 3 variantai. Gerai. Visi variantai tau. Šatrijos ragana, Žemaitė ar Gabrielė Petkevičaitė Bitė? Šatrijos ragana. Kodėl? Žemaitijoje Šatrijos ragana? Tiesiog pagalvojau, kad Žemaitė tikriausiai ne, o Petkevičaitė Bitė iš Panevėžio rajono. Tai... Deja. Teisingas atsakymas yra Žemaitė. Žemaitė, nes Žemaitijos parkas. Čia banalioji logika taip kužda. Taip, Žemaitijos nacionalinėme parke įkurtas rašytojos Julijos Žymantienės, mums geriau žinomas Žemaitės slapyvardžių muziejus. Muziejus veikia Bukantėje, gimtojoje rašytojos sodyboje. Koks Žemaitijos nacionalinėme parke gyvenantis paukštis laikomas vieninteliu plėšrūnu pasaulyje, galinčiu įveikti vabzdį azijinį širšolą? Azijinis širšolas. Tai turėtų būti toks didelis širšė, ne? Didelė širšė turėtų būti, ne? Jeigu net širšolas. Tai koks tas paukštis? Gal reiktų 3 variantų, ne? Ar vis dėlto? Jūrinis erelis. Deja, ne. 3 variantai. Vapsvaėdis, B. Griežlė ir C. Juodasis gandras. Vapsvaėdis. Kaip? Vapsvaėdis. Vapsvaėdis, teisingas atsakymas. Ko taip nedrąsiai, Rūta? Aš galvojau, bet... Puikus atsakymas, tai vapsvaėdis, nors dažniausiai sminta vapsvų lervomis ir lizdais, tačiau kartais medžioja ir kitus gyvūnus. Azijinis širšolas yra didžiausia pasaulyje širšė. Turi nemažą kiekį nuodų be abejo, kadangi yra didelė, ir tik vapsvaėdis yra jiems atsparus. Kitas klausimas apie kitokį gyvūną. Šios gyvūnėlius iki 1989 metų Lietuvoje dar buvo galima medžioti, tačiau dabar jų priskaičiuojama tik keliasdešimt. Koks tai gyvūnėlis? 3 variantai. Ar? 3 variantai. 3 variantai. A. Šermonėlis, B. Ūdra, C. Baltasis kiškis. Taip, Rūta? Galbūt šermonėlis. Galbūt, ar tikrai? Šermonėlis. Ne, ne šermonėlis. Taip, Elvyra? Baltasis kiškis. O kodėl taip manote? Taip manau. Taip manote. Teisingai manote, baltasis kiškis. Gera intuicija, geras manimas. Tai baltasis kiškis, nors galbūt skamba keistai be abejo, kiek mažesnis už pilkąjį kiškį. Baltasis kiškis įrašytas ne tik į Lietuvos, bet ir Karaliaučiaus srities bei Lenkijos raudonąsias knygas. Baltųjų kiškių galima aptikti be abejo Žemaitijos nacionalinėme parke. Atrodo toks paprastas gyvūnas – kiškis. O ką reiškia spalva? Ne pilkas ir jau retas. Kitas klausimas. Koks garsus Lietuvos gamtininkas šitaip atsiliepia apie Žemaitijos nacionalinį parką? Čia apsilankęs jautiesi lyg paslaptingoje legendoje. Vaizduotėje atgimsta ledynų pašvaistės, neįžengiamos sengirių paunksnės, smilkstančios alkos, tiltai per ežero gelmes. Kaip literatūriška, ar ne? Rašytojas, čia irgi? Kaip rašytojas rašytojai? Klausimas. 3 variantai turbūt, taip? Profesorius Česlovas Kudaba, profesorius Tadas Ivanauskas ar profesorius Ričardas Kazlauskas? Taip, Rūta. Tadas Ivanauskas. Kazlauskas Ričardas. Ne. Kudaba. Va, pasitiksinu netikiu savo akimis, bet iš tikrųjų, tik 3 atsakymas buvo teisingas. Kudaba, teisingai.
šį kartą labai drąsiai. Jau žinojai, ar taip nujautė, kad tas turėtų būti? Kadangi vienintelį Ivanauską pažįstu. Tai galvoju, gal jis bus. Asociacija tokia gali būti, taip. Kartais padeda. Kitas klausimas. Parke gyvena šikšnosparniai išsiskiriantis tuo, kad lyginant su kitomis rūšimis, jie lėčiau skraido ir daugiau naudojasi akimis nei echolokacija. Kokia tai šikšnosparnių rūšis? Šikšnosparnių, aišku, yra įvairių. Ir pavadinimai tokie keistoki kai kurių. Gal 3 variantus, ar ne? Paruoškite pirštus. A. Rudasis ausylis. B. Didysis pelėausis. C. Šiaurinis šikšnys. Vaizdingi pavadinimai. Nagi, pirmin. Bandymas. Turi kažkada pavykti. Dabar net intuicija nieko nesako. Nei ausylis, nei ojoj. Gal aritmetika? Kas ryšis? Kas pirmasis? Ausylis, pelėausis ar šikšnys? Ai, šikšnys tikriausia. Vėl net. Gal man meiliai sekasi. Ausylis. Ausylis, teisingai. Trečias kartas nemeluos, ar 4, kuris ten? Jau nežinau, žinokit, man šiaip, jeigu aš ką nors spėju, tai niekada nesiseka. Tai gal žinai, koks yra pats garsiausias šikšnosparnis pasaulyje? Nu, tai matyt, Batmanas. Batmanas, nu va. Čia aš tiesiog noriu pasakyti, kad teisingas atsakymas, Batmanas. Ačiū. Nu va, nuo to ir prasidės kilimas į kalną. Dėkuoju. Vienas po kito bus teisingi atsakymai, o dabar trumpai apie tą atsakymą teisingai. Tai rudasis ausylis, Lietuvoje tai dažna rūšis aptinkama miškuose ir gyvenvietėse. Vasarą rudieji ausyliai gyvena medžių uoksuose, trobesių plyšiuose, pastogėse, o žiemoja tuneliuose, rūsiuose ir požemiuose. Na, o dabar šiek tiek apie religiją, šiek tiek apie istoriją, šiek tiek vėl apie žymių žmonės. Klausimas štai koks. Žemaičių Kalvarijoje įsteigtas pirmasis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje Kristaus kančios kelias. Tai yra Kalvarijos. Taip? Kuris žemaičių vyskupas tai padarė? Kuris žemaičių vyskupas? Valančius. Dėja, ne Valančius, bet toks variantas buvo. Dabar jūs jau šitą klausimą praleisite, o jums turbūt pateikti variantus, ar ne? Pirmas variantas – Motiejus Valančius, kaip jūs spėjote, B – Jurgis Tiškevičius ir C – Merkelis Giedraitis. Merkelis Giedraitis. Dėja, ne. Ir štai tie 50... Ačiū. Dėkuoju. Tai tie 50 taškų. Visai lengva iškovoti. Taip, atsakymas teisingas. Trečiasis atsakymas buvo teisingas. 17 amžiuje, 40-metį, vyskupas Jurgis Tiškevičius įsteigė pirmąjį LDK Kristaus kančios kelią Kalvarijas su 19 koplyčių, pastatė Marijos vardui skirtą naują bažnyčią ir viską pavedė vienuoliams dominikonams. Greitai susiklostė saviti kelionių atlaidus ir kalnų ėjimo papročiai. Katalikiška šventovė išgarsėjo, o miesteliui prigijo, aišku, Kalvarijos vardas. Ir dabar mes jau galime paskelbti tarpinius rezultatus. Jurijus yra surinkęs 200 taškų. Elvyra 250 taškų. O Rūta štai tie 50 taškų. Bet tas atsiplėšimas arba lyderiavimas nėra, kaip matote, didelis, porą teisingų atsakymų ir jūs jau, kas gali ir nutikti netrukus. Tęsime mūsų žaidimą. Kitas klausimas, už kokios šventės tradicijų puoselėjimą Žemaitijos nacionalinis parkas ir konkrečiai Plateliai 2008 metais tapo patraukliausia Europos turizmo vietovė. Kaukės. Kokios kaukės? Kokia tai šventė? Užgavėnės. Užgavėnės, taip. Taip, toks apdovanojimas buvo gautas už užgavėnių tradicijų puoselėjimą. Ši šventė čia švenčiama tikrai audringai. Pilna persirengėlių, vyksta geriausių kaukių parodos, lašininis kaunasi su kanapiniu ir sudeginama be abejo morė desertui. Kitas klausimas. Koks Žemaitijos nacionalinėme parke augantis grybas gali išauginti iki 10 kg sveriantį vaisiakūnį?
Koks ten gali būti grybas? Nežinau koks, bet turbūt nemažas. Kaip sakote, spauskite, tada kalbėkite drąsiai. Ponebudį. Neturbūt. Neturbūt. Nu, galbūt. 3 variantai tikriausiai, ne? Taip. Tikrasis juodbaravikis, B. Didysis kukurdvelkis ir C. Geltonasis piengrybis. Didysis kukurdvelkis. Teisingas atsakymas. Taip, puiku. Atsakymas teisingas, tik aš jį praplėsiu. Tai didysis kukurdvelkis, liaudyje žinomas bezduko, kukurbezdalio ir kitais panašiais vardais, ar ne? Šis įdomus grybas iš pradžių būna baltas, o sendamas gelsvėja. Brestant vaisiakūniui luobelė sutrukinėja į atskirus gabalus ir grybas pamažu suyra. Kitas klausimas. Kaip vadinama viena didžiausių Platelio ežero salų, kurioje, manoma, anksčiau stovėjo pilis? Sala. Salos pavadinimas. Nagi? Ne? 3 variantai. Tada iškart paaiškės, kuris teisingas. Čia jau lems reakciją. A. Veršio sala. B. Pliksalė. C. Pilies sala. Pilies. Greičiausias buvo Jurijus, taip? Pilies sala. Pilies sala. Tai Pilies sala, vadinamoji Platelių piliavietė. Iš visų 7 Platelio ežero salų ši yra pati įdomiausia. Lietuvos kunigaikščiams priklausiusi pilis čia stovėjo jau 15 amžiuje. Salą su Šventorkalniu, kuriame buvo senoji Platelių gyvenvietė, jungė tiltas ir jo poliai dar yra išlikę. Galbūt netgi teko jums girdėti legendų susijusių su šitą paslaptingą vietovę ir labai žavę. Ar teko gal netgi lankytis, kai vežė turistus, ne? Ne, ten nesilankėm. Ar teko kam nors būti? Teko tik girdėti apie varpą skambantys Platelio ežerą. Yra viena, o kita apie tokį gervazą, kuris nusiskandino ir neieškodamas deimantinių šukų. Ne? Labai graži legenda. Tai galbūt ten tų šukų dar galima ir surasti būtų. Taip. O ar mėgstate padavimus, legendas? Ar nebijote lankytis, kur vaidenasi? Ten galbūt vaidenasi tas gervazas dar. Koks jūsų požiūris į vaiduoklius, pavyzdžiui? Rūta, kaip man? Teko susidurti su jais? Akis į akį, ne. Ne. Kaip už akių. Už akių. Nenorėčiau, aišku, su vaiduokliu kokiu susitikti iš tikrųjų. Taip, kitas klausimas. Taip pat šiek tiek susijęs su mitologija. Parke yra 2 ypatingi akmenys, vienas vadinamas velnio, kitas laumės. Koks šių mitinių padarų veiklos įrodymas randamas ant abiejų akmenų? Velnio ir laumės akmenys. Kas tai galėtų būti? 3 variantai. Dabar spaudžiu, tiesiog spėjau. Galbūt koks nors... Ne į tą pusę, o ten, ne, o čia. Jau dega? Jau nebedega. Tai dega, tai dega, čia kaip Mortis abėcėlė. Matyt, nėra kontakto. Gerai, labai gerai. O, dabar taip, pajutau. Atsakymą. 3 šakės tikriausiai, tas toksai, kaip čia pasakyti, šakės iš 3 šakų. Taip. Šakės ant akmens? Manau, kad taip, nežinau, spėju. O bendriau kalbant, kas tai galėtų būti? Nu, tiesiog galvojau simbolis, va toksai, va. Velnio simbolis? Šakės? Aha, šakės. Logotipas velnio. Naujoviškas. Galėsi bandyti. 3 variantai. Liu. Turbūt, kad reiktų Pėdų patikslinti. gal Kaip sakot? Pėdos. Pėdos, teisingas. Aš čia be variantų. Pėdos. Tuo metu, kai tie akmenys susiformavo, velnės tikrai dar neturėjo dizainerio savo, kuris sukurtų tą logotipą jam. Taip, 3 variantai būtų buvo įminta pėda, įstrigę dantis arba likę kuokštai plaukų. Likę kuokštai plaukų, nu. Taip, legendose pasakojama, kad tam tikros formos įdubimai randami ant laumės ir velnio akmenų yra šių mitinių padarų pėdos. Kitas klausimas. Dabartinėje parko teritorijoje yra gimusi ne tik žemaitė. Koks labai žinomas lietuvių poetas 1921 metais gimė Šarnelėje? Mačernis. Šarnelė. Mačernis. Bravo. Atsakymas visiškai teisingas, tas poetas Vytautas Mačernis. Žuvo jis beje irgi visai netoli tos vietos, netoli savo gimtųjų namų. Žemaičių Kalvarijos pakraštyje, kai jį pataikė atsitiktinė pabūklos keveldra. Poetui tuo metu buvo vos 23 metai. 23, galvau, kad 18, labai jaunas. Bet arti, Janonį buvo turbūt 17-18, bet jis jau pats tenai, berods pabėgėjais, ne? Po traukiniu pralindo. Ir be abejo, tenai yra įrengtas Vytauto Mačernio muziejus.
Štai ką reiškia vietinis gyventojas, ar ne? Viską puikiai žinote. Tęsime žaidimą. Kokios senovinės sporto šakos komanda turi Žemaitijos nacionalinis parkas? Kokios senovinės sporto šakos komanda turi Žemaitijos nacionalinis parkas? Įdomus klausimas, turbūt, ar ne? Spėsite, Jurijus? Lietuviško rytinio. Rytinio, bravo. Bravo. Taip, atsakymas teisingas. Plateliuose yra rytinio, kitaip dar vadinamo Ribka komanda. Šį visiškai lietuvišką ir senovinį žaidimą šiuo metu žaidžia apie 10 sporto klubų visoje Lietuvoje. Rašytiniuose šaltiniuose Ribka minima nuo 17 amžiaus netgi. Apie ją savo kūriniuose buvo užsiminęs Simonas Daukantas ir Motiejus Valančius. Kokiame Žemaitijos nacionalinio parko miške yra buvusi sovietinė raketų bazė, kurią sutvarkius po poros metų bus įrengtas Šaltojo karo muziejus? Sovietinė raketų bazė. Koks miškas? 3 variantai. Liepijų, Rukundžių ar Plokštinės? Plokštinės. Pirmasis buvo Jurijus. Plokštinės. Plokštinės, taip. Ši raketų bazė yra Plokštinės miške. Visa bazė, kurią sudarė 4 27 metrų ilgio ir apie 5 metrų skersmens raketų šachtos, patalpos, kuriuose sumontuota valdymo paleidimo įranga, elektros generatoriai, viskas yra po žeme. Ir priklausomai nuo politinės situacijos, be abejo, tos raketos buvo nutaikomos į įvairias šalis. Kitas klausimas. Skandinavijos valstybėse vasaros pabaigos šventė Kraftskiva yra tiesiogiai susijusi su vienu Žemaitijos nacionalinio parko gyventoju. Su kokiu gyventoju? Kraftskiva. Skandinavijos vasaros pabaigos šventė. Ne? Ne. 3 variantai. A. Plačiažnyplių vėžių. B. Šernų. C. Pilkąja meleta. Vėžys, šernas, meleta. Kas išdrįs pirmasis paspausti? Jurijus? Pilkąja meleta. Deja, ne. Vėžys. Vėžys, teisingas pasirinkimas. Matau, kad Rūta labai mėgsta rizikuoti, ar ne? Nu, kaip? Yra toks posakis, geriau atrodyti kvailam, bet tylėti, negu prabilti ir išsklaidyti abejonės, ar ne? Čia toks principas. Nu kaip, čia nėra kvailumas, čia yra nežinojimas. Taip, be abejo, aš čia turbūt improvizuoju, juokauju. Jo, gerai, aš suprantu. Yra... Taip, visai nieko posakis. Bet čia labiau taikomas politikams, aš manau. Dažniausiai jie jį pažeidžia, be abejo. Labai dažnai apsirinka, prabildami be reikalo. Mes, aišku, kalbame visai apie ką kitą. Tiesiog toks jau sutapimas. Atsakymas yra teisingas. Plačiažnyplis vėžys, dar vadinamas upinių vėžių. O ta šventė yra tiesiog vėžinės. Skandinavijoje rengiamos dažniausiai rugpjūtį, minint vėžiavimo sezono ir, aišku, tuo pačiu vasaros pabaigą. Na kągi, paskutinis klausimas. Nejučiomis atėjo, vertas 200 taškų. Kuri upė Žemaitijos nacionalinėme parke yra pati ilgiausia? Kuri upė Žemaitijos nacionalinėme parke pati ilgiausia? Užteks 100. 3 variantai. Babrungas, Uošna, Blindupis. Babrungas. Deja, ne. Deja, ne. Tuoj sužinosime, kodėl. Blindupis. Nu, blind, ne. Blind, ne. Babrungas. Lieka, kas lieka? 100 taškų merginos dovanoja šiam džentelmenui. Uošna. Uošna, taip, Uošna. Tai Uošna. Nors Babrungas laikomas didžiausia parko upė, tačiau per parką teka tik 10 km Babrungo, o Uošna parke teka daugiau kaip 13 km. 13 km. Kartais būna, bet geriau 13 negu 3 cm apsirikti, ne taip skaudu. Ir kągi, mes baigėme žaidimą turbūt ir galime pranešti, kas surinko daugiausia taškų, kas laimėjo, kam nedaug trūko. Taip, 3 vieta. Rūta. Rūta jau juokėsi, kiek taškų Rūta? Žmonės jau juokėsi, 3 vieta, labai nesunku atspėti. Rūta, kiek taškų surinkai? 50. 50 taškų. Bet ne nulis. Turint omeny, kad tai yra specializuota iš tikrųjų tema, gana specifinė. Taip, 2 vieta. 550 taškų, Jurijus. Ir be abejo laimėjo ponia Elvyra, surinkusi 600 taškų. Žemai
Žemaitijos garbę, gyniau Žemaitijos garbę, Žemaičius. Bravo. Gyniau Žemaitijos garbę. Taigi atrodo, kad jūs sėkmingai apginti Žemaitijos garbę, nors galbūt jos nereikėjo ginti. Reikia. Ar reikia, ne? Reikia. Čia nuo ko, nuo pakso arba ko? Ne Paksas, ne prie ko. Aš juokauju. Pajūris Žemaitija yra visada. Tai galite dar kažką pasakyti gerą apie Žemaitiją, kaip nugalėtojus teikiama žodžio teisė, pasveikinti. Žemaitiška. Sveikinu visus žemaičius iš Plungės, Platelių, Rietavą, dvarų. Oho, visus dvarponius. Sveikiname. Sveikiname. Prašom. Sveikiname ponę Elvyrą, jai atitenka mūsų prizas fotoaparatas. O aš dėkoju už smagų žaidimą, už žinias ir už norą sužinoti. Dėkojame studijos svečiams ir visiems jums, gerbėmiai televizijos žiūrovai. Susitiksime įprastų laikų po savaitės sekmadienį 16:15 per Lietuvos televizijos pirmąją programą. Ačiū. Ačiū. Dėkui.